kažkiek gailėtės dėl savo žodžių po tų rungtynių ar ne? Kuria prasme gailiuosi, čia reikia pažiūrėti, iš kurios pusės, čia kaip viskas buvo skovojama, kad aš čia pasakiau ten Žalgiriui ir Kaunui, tai to tikrai nebuvo, pas mane mintyse buvo sakomi tie žodžiai tiem tokiem žmonėm, kurie ten man trenkė, smogė ir ten tokius dalykus, kuriuos skandavo. Tai kad buvo pasisakymas liečiantis tų žmonės, o kad čia buvo išpūsta, kad tai čia Kaunui, kad Žalgiriui, tai aš tokių dalykų nesakiau ir niekada nesakysiu, nes tą komandą aš gerbiu, jie visada žaidžia aukščiausiam lygyje ir kažkas čia bandė tą eskaluoti, kad, žodžiu, pažiūrėkite reportažą, kuris buvo, ten buvo klausimas užduotas, kaip vertinti sirgalius. Tai tas buvo viskas nukreipta grinai prieš daugumą, pasakyčiau, prieš tą žmogų, kuris man trenkė. Ar nesibaimint, kad dabar atvažiavus į Kauną jūs dar šilčiau priims? Ne, tai čia yra jų, kaip sakoma, emocijos, aistros, tokios, kaip sakoma, tai yra krepšinio dalis, o ką čia daryti? Tai yra krepšinis ir, kaip sakoma, su to reikia tik tai susitaikyti.